Spalio 17. Jis pridengs tave savo plunksnomis, po jos sparnais rasi savo prieglaudą. Psalmių knyga 91 skyrius 4 eilutė. Jehova savo lojalius ir ištikimuosius vaikus taip arti traukia prie savo širdies, kad jie pajaučia jo meilės šilumą, reaguoja į ją atsakydami savo širdyse. Norėčiau gyventi tavo palapinėje, po tavo apsauga, amžinai, pasitikėti tavo sparnų priedanga. Tu esi man prieglauda, stiprus bokštas gintis nuo priešo, nes tu, Dieve, girdėjai mano įžadus, mano pasišventimo, davei paveldėjimą su tais, kurie bijo tavo vardo. Psalmių 61 skyrius 4, 3 ir 5 eilutės. Aš giedosiu apie tavo stiprybę, garsiai giedosiu rytmetį apie tavo gailestingumą. Tu buvai man tvirtovė ir priebėga vargų metu. Psalmių 59 skyrius 16 eilutė. Tie žodžiai pasakyti Laodikėjos periodo šventiesiems. Parodytas čia dvejopas paveikslas jų apsaugos. Višta, uždengianti savo plunksnomis viščiukus nuo pavojų, ir erelis apsaugantis sparnai savo jauniklius. Vištos plunksnos nurodo į viešpaties apvaizdą, kuris saugo mus nuo tam tikrų išbandymų ir įvairių išbandymų metu. Du erelio sparnai simbolizuoja Senąjį ir Naująjį testamentą, kurių pagrindinės temos yra atitinkamai: restitucija, Mozės giesmė ir renkamų asmenų išgelbėjimas, avinėlio giesmė. Šios tiesos yra mūsų apsauga. Taigi, šventųjų apsauga užtikrinta per žodį ir viešpaties apvaizdą. Klausimai: ar Dievo apvaizda ir jo žodis buvo mano apsauga šią savaitę? Kaip, kokios buvo pasekmės? Jis pridengs tave savo plunksnomis, po jos sparnais rasi savo prieglaudą. Psalmių knyga 91 skyrius 4 eilutė.